Iš po savaitgalio reikia kipti į darbus ir važiuoti į autoverslą, pažiūrėti, ką ten Navi grupė mums atitempė. Atitempė mums 4 automobilius, tai BMW X4, pirmasis iš jų. Tai yra 2015 metų X4, 2.8 indeksas ir jį klientas nusipirko insurance aukcione, tai jau draudiminėme aukcione, va tokį mes jį atvežėm. Pilna kaina iki Klaipėdos buvo 6250, būtent nuo to sumos susimokėjo klientas mokesčius ir išvažiavo automobilis namo. Sekantis automobilis, tai praeityje buvęs labai populiarus Volvo XC60, va toks Volvekas be bagažinės dangčio, atvažiavo čia pas mus į Klaipėdos sandėlius 2012 metų ir ką aš galiu dar pasakyti apie jį. Kad kaina 2625 pilnai atvežto Klaipėdoje, aišku, dar lieka susimokėti vietinius mokesčius, tai yra muitą, PVM ir krovą. Sekanti mašina Dodge Challengeris 20 metų, tai labai gerų metų, va tokį sidabrinį, priekį muštų mes atvežėm irgi iš Savanos, 6465 pilna kaina su pristatymu ir kaip jau minėjau, visą tą žinote, ne, kaip panašiai. Va toks Challengeris atvyko pas mus iš insurance aukciono Lexington į Savaną ir iš Savanos į Klaipėdą. Ir paskutinė mašinėlė, kuri iš tikrųjų labai įdomi, va taip į kampą gavusi, Audi S7, tai rimtas monstriukas, 4.0 V8 turbininis motoras, labai rimtas daiktas, tikrai labai gerai lekia ir už jį sumokėjo 7255, jau čia su visom išlaidom iki Klaipėdos. Tai va, teks paremontuoti ir jau lėks jisai į trasą.